Tai lietuviško alaus festivalis. Kažkaip, kai sugalvojom daryti tą lietuviško alaus festivalį, tai realiai darai nesaugi, darai noras tai Lietuvos alaus kultūrą šiek tiek parodyti platesniai auditorijai, noras padėti ir bravarams visiems, ir žmonėm parodyti, nes reklama draudžiama, o tokių renginių metu galima tikrai supažindinti su tikrai edukaciją stipriai pravesti ir supažindinti su tuo, kas vyksta nuo mažiausio kaimelio iki didelio miesto. Ir atrodo džiaugis, kad kažkas daro ir plok, ir padėk, ir klausk, kuo galiu pagelbėti, kad tik būtų jums geriau ir kad visiems būtų gerai. Bet čia kas yra pas mus? Lietuva. Ir aišku, iš karto atsirado. Nevardinsiu vardais, bet atsirado iš karto, kur mes nedalyvausim, jeigu tas dalyvaus, mes ten, mums netinka, mes nenorim, mes ten vienaip kitaip, ten trečiaip, ketvirtaip ir iš tų bravarų, iš kurių tikėsi kažkokios tai iniciatyvos kaip aktyviausių, kaip labiausiai gal matomų netgi, tikrai ne iš visų to sulaukia ir to negatyvo kažkokio lygioj vietoje ieškojimas, žiauru yra. Kodėl reikia ieškoti negatyvo lygioj vietoje, jeigu čia yra visų lietuviškų bravarų festivalis, kur mes kviečiame praktiškai visus Lietuvos bravarus, nekviečiam tik tai, kur nežinom, nerandam, kontaktų nėra ar kažkaip, bet realiai tai kviečiam visus. Nekviečiam vienintelio Wolfo dėl labai aiškių priežasčių. Šiemet, o kitąmet žiūrėsim, matysim, kas ten darysi su jais, kaip jie atsiprašys ar ne, ar toliau savo prikiaus, bet ko gero prikiaus. Tai spręsim kasmet vėl iš naujo patys, čia mūsų pačių sprendimas jau yra. Tai gal daugiau socialinės atsakomybės sprendimas toks, kur labai aiškiai žmonės nesupranta, ką daro. Supranta, ką daro, bet daro blogai. Žodžiu, net nesigilinam. Tai va, bet tas toks, kai kurių ieškojimas kažkokių tai blogybių ten, kurių tikrai nėra ir visas festivalis sugalvotas yra dėl visos Lietuvos kultūros pakelimų šiek tiek. Visiems absoliučiai, kad visi kartu gali padaryti, visi lygiom sąlygom. Nes ar didelis ir mažas gauna lygiai tokį patį plotą. Tik tai vienintelis dalykas, kad didelis moka daugiau pinigų šiek tiek. Tai pinigai nėra mums į kišenę eina, jie eina į festivalį, reikia scenos, reikia vietos, ploto mokėti už nuomą, reikia taurių krūvos turėti, reikia žmonių prikviesti, reikia reklamos, reikia rašyti, reikia, žodžiu, yra krūva darbo, krūva dalykų, kur tiesioginių išlaidų yra absoliučiai daug. Ir visą laiką rizikuoji, nežinai kaip baigs, nežinai kaip bus. Ir vietoj to, kad sakytų, aš tau padėsiu, žiūrėk, aš galiu paviešinti, padėsiu ten truputėlį daugiau parašysiu apie tai, tu tik sakyk, ko reikia, aš tau galiu ten gal maketą nupiešti, aš tau galiu dar kažką. Ir to kai kurie, kažkaip taip. Čia galioja ne tik mažiem, dideliem galioja ir mažiem galioja, kai kurie, pavyzdžiui, turistai su didžiausiu entuziazmu, ne dėl to, kad jie ten kažką gaus, bet dėl to, kad toks festivalis turi būti jų manimu, kad tai yra vienintelis festivalis, kur visi dideli bravarai gali dalyvauti kartu, turbūt vienintelis, daugiau nėra kur, nes visi kiti festivaliai arba remia kas nors kažką, arba jų nepriima iš vis. Ir tada, jeigu kažkas remia, tai kitų neįsileidžia, o čia visi gali ir vienodai stendo dydžiai dalyvauti. Tai to negatyvo. Bet yra kaip yra. O to pačiu dar datą pakeitėm. Ir tada spėjom. Pražioplinam, kad birželio 14 yra gedulo ir vilties diena ir nėra pati geriausia diena. Pati geriausia diena nėra kažkokiems linksmybėms ir vakarėliams. Ir teko 2 savaitėm paankstinti, nes kitos datos nėra, arba labai vėlai gaunasi. Ir mums žiauriai trūksta tų 2 savaičių, be proto trūks. Bet darom, pirmi metai kažkaip ir arba, kažkaip norisi to, sakau, žiūrėk, šaunuolį, kad padarė. Pirmi metai mes suprantam viską, mes dalyvaujam tam, kad padėtumėm, kad kitais metais būtų lengviau, bet visi prisidedam ir visiems bus gerai. Ne, tai ten jeigu dėti žmonių, tai čia mums neapsimoka, čia mums kainuoja. Kas jų, kiek čia jums kainuos? Juokingai pinigai. Juokingi pinigai. 150 eurų didžiai dalį mažų bravarų tai kainuoja atvažiavimas plus. Bet, tu lašiukai įdėkit tą bendrą visų gerovę. Ne, reikia, man, aš kitam nepadėsiu. Ne, kažkoks toks, čia gal aš labai liūdnai šneku, bet, tikrai išmuša, kad tu nori padaryti gerą darbą visiems, nori, kad visiems būtų gerai.
Nu, nežinau. Pamatysim. Ateikit bent festivalį, pirkit bilietą, ateikit. Tokiu būdu palaikysit. Tikiuosi, kad nešnis tas mikrofonas nuo mano striukės tokios yra, bet gal ne. Tai antradienį atsidarom naują parodą. Praėjo Vinco Alesiaus paroda. Pabuvo. Labai graži, labai faina, labai skirtinga. Ir tokia, nu, koks ir Vilnius ir yra. Vilnius labai skirtingas, labai gyvas. Gali rasti senų dalykų, gali rasti naujų dalykų, gali rasti žiauriai šiuolaikinių, žiauriai senamadį. Nu, labai fainas Vilnius miestas yra ir labai įvairus. Ta paroda, mano manimu, labai atspindėjo miestą. Nu, dabar visai kitokia. Dabar yra two biologists, vyras ir žmona, ir jie mėgsta fotografuoti visokius dalykus. Tai gyvūnus vyras pagrindė, kiek mačiau iš fotografijų, o žmona mėgsta mikro dalykus. Tai, nu, wow, tai jos nuotraukos yra, man sunku apsakyti, kokio tai yra įdomumo ir gražumo, būtinai teikit pažiūrėti. Ir aš negaliu nuo kai kurių jos nuotraukų atitraukti akių, taip stipriai traukia. Wow, tas mikropasaulis kažkoks ir taip gerai padaryta, taip įdomiai. Nu super. Tai nuo antradienio paroda bus, antradienio pristatymas. Gal video šitą antradienį tai nematysite, jeigu ne, tai matysite. Ateikite tada bent po to, įpilaikite prūmą, kaba dalis iš lauko matoma parodos pusė, mažesnė pusė. Kita iš vidaus, apžiūrėkit drąsiai tie, nu tikrai labai labai graži paroda. Labai faina. Tai toks kvietimas apsilankyti. Žinot, ką pagalvojau? O pagalvojau, kad per mažai mes vertiname ir per mažai, negaliu sakyti dėkingi mes šiandien prie ko turbūt esam, bet per mažai vertiname ir per mažai atsidėkojame įmonėms, kurios yra išėjusios iš Rusijos, kurios ten turėjo tam tikrą verslą, taip, rizikavo, pačios žinojo, pačios darė, bet kurios principingai ir išėjo. Galėjo anksčiau neturėti reikalų, čia aš suprantu, neteisinu, bet didžioji dalis žmonių nesupranta, kaip yra sudėtinga atsisakyti daug pajamų arba daug pinigų. Jūs pabandykite dabar įsivaizduoti save. Jūs uždirbot kažkiek pinigų ir 20-30% iš jūsų, pavyzdžiui, pinigų sako, žiūrėk, tavo atlyginimas sumažėja tiek, bet jie keliauja Ukrainai arba krašto apsaugai. Lengvai atsisakytumėt? Kaip lengvai atsisakytumėt? Manau, kad didžioji dalis vis dėlto sakytų, kad ne, man taip netinka ir liktų su tais pinigais. Ir todėl, kad labai sunku atsisakyti pinigų. Tai jūsų suma palyginus su kitom įmonėm yra maža, atsakomybė prieš žmonės, prieš darbuotojus, kitiems teko dalį atleisti. Nu, tikrai labai sunku turėjo būti. Ir aš negaliu apsakyti, kaip man, kai aš žinau, kaip tai, koks jausmas yra, kai tau trūksta pinigų ir kai tau jų yra ir staiga turi trūkti jų, nu, žiauriai sunku yra. Nu, turim tas įmonės gerbti ir kažkaip parodyti, kad galbūt mes galim jų produkcijos daugiau pirkti. Nes begalė žmonių neturi socialinės atsakomybės, jie ten deklaruoja, kai eina medžius, kas nors kokį medį ten nori nupjauti, eina ryšas prie tų medžių ir klykia, rėkia, protestuoja, nes yra du dalykai, kas yra smagu. Pirmas dalykas yra laiko užmušimas ir kažkoks, čia mano savęs įprasminimas, kaip čia aš kažkuo labai prisidedu prie pasaulio gerovės. Antras dalykas, nu kažkam pakenki, kas irgi daug žmonių džiugina ir veža į priekį. Pasižiūrėkite, kur populiaresni blogeriai ir dar kažkur žmonės ir besireiškintis, kiek jie gauna skundų, kiek juos ten tyria, kiek jis daro. Košmaras, ten pas vieną paskaičiau, vaikų apsauga ateina 5 kartą. Dėl to, kad jis rašo istorijos apie tai, kaip ten su vaikais, kaip su kažkuo, gal kaip perpolizuodamas, aišku, stipriai, tie vaikai ten gyvena meilį ir draugystėj, ateina tikrinti, nes gauna skundą. O gauna skundų iš tų žmonių, kurie viešai skaito šitos dalykus ir neturi ką veikti, o rašo tada. Ir tokių yra ne vienas, ne du. Ir kiti apie tai nepraneša, kiti papasakoja. Pas mane irgi buvo tie, kai kažkas paskundė, kad etiketėje ne visi ingredientai išdėstyti. Tai lietuvių vis dėlto nemažai tų lietų žmonių yra Lietuvoje, kurie, nesakau dauguma, bet tikrai nemažai, kurie jaučia pasitenkinimą, kai kažkam kitam blogai yra.
Ir jeigu už tą medį einant reiktų sakyti, žiūrėk, tiek 5 eurus, kad tas medis išliktų ir tada gali protestuoti, tada daugiau šansų, kad medį išlaikysime. Manau, kad daugiau nei pusė nedėtų tų 5 eurų, greičiausiai būtų kokie 80%, kurie sakytų, nu ką tu durnas, aš tiesiu 5 eurus. Už ką, už medį? Pjauk tą medį. Taip panašiai ir čia turbūt ta socialinė atsakomybė yra daug dalykų susideda tame tarpe ir perkant vičiūnų prekes, ar Wolfo prekes, ar einant į vičiūnų restoranus, kurie ten apsimeta greičiausiai, kad yra ne vičiūnų restoranai dabar, bet vis tiek žmonės eina į Grill London, kurio berods šitą direktorių berods rado, man atrodo, 1 milijoną eurų namie grinais, ten plius neapskaitytų, bet VMI linkia sutart tokiais atvejais, o neina iki galo, neviešina iki galo, tai labai greit nutyla skandalas, jie susimoka tam tikrą sumą ir dažnai ta suma būna mažesnė negu pavogta pinigų, neapskaityta ir nesumokėtų mokesčių. Labai dažnai būna mažesnė suma. To, kad neįmanoma įrodyti visos sumos, kiek tu nesumokėjai mokesčių ir kiek tu pavogiai. Nu, čia yra socialinė atsakomybė. Ignoruoti tokius vietas ir kad jos turi nukentėti ir pajausti tai, bet jos, žinai, sako, gera kaina arba labai skanu ten. Nu, kaina ir skanu yra 2 dalykai. Kaina pagrinde, kaip ir sakiau, nurašykit nuo savęs dalį pinigų, pajausite, ką reiškia, tai to nenorės atsakyti. Tai padėkokim tie, kurie laiku išėjo ir greit išėjo, priėmė skausmingus sprendimus, bet atsitrauk iš ten. Aš taip galvoju. Iš kurią dieną galvoju, reikia rašyti, kaip jaučiuosi, nes nusikaliu juodai. Atvariau į barą, sutvarkiau vieną dalyką, kažkas kitas sulūžo, sutvarkiau kitą, trečias dalykas sugedo. Tada baiginėjau šaldymo kambarį tvarkyti, renginėti, nu, nebaiginėjau, bet apšiltinau lubas. Tai nusikaliu iki negalėjimo ir tada kanalizacija vėl sugedo, užsikišo kažkur. Ten pas mus yra šiokia tokia problema, dar iki galo nesiaiškinu, kame jinai. Ir tada po dvokinti tą kanalizacijos vandenį ten sėmiau, tvarkiau, nes jis išbėginėja. Kol sutvarkiau ten viską, tai tas šita dalis yra pati šlykščiausia, kai užsikiša kanalizacijos vamzdžiai. Yra viskas dvokas, smarvė, bėga, teka, viskas reikia rinkti, susemti. Nu, žiūrėjau, ir šitą darbą nenori niekas imtis. Esu technikų, jeigu paskambini, niekas nenori šitą darbą tvarkyti. Ne, aš netvarkau šitų, sako. Aš pasim gyvatėlę prasikiš, aš nedarau šitą darbą. Nu, nes jie žiauriai nemalonus ir niekas nenori daryti, nei profesionalus santechnikai, nei kiti žmonės. Tai nusikaliu iki negalėjimo, iki žemės greivį. Bet tada ir nerašinėjau, po to galvojau, ką čia, kaip čia atrodysiu. Atsigulęs pasakodamas. Tai, nu, būna tokių dienų kartais, kai kažką padarai. Beje, baruose atsirado naujų kepurių trakų bare. Atsirado dar tam tikrų dalykų, atsirado daugiau laikrodžių Bilaik bare, daugiau tam tikrų dekoracijų vėlgi. Jos visą laiką atsiranda. Pas mus gyvas baras, mes po truputėlį kaupiam, susikaupia kažkiek kepurių, kažkiek kažko, daiktų dar, kur reikia pakabinti, pastatyti, padėti. Nu, ir tada pakabinam ir vėl kaupiam visą laiką. Tai jeigu turit kepurių pirmin, duokit mums. Ir nuo gražiausių iki paprastų beisbolo kepuraičių, kurių mums daug reikia, nori pabaigti daiktus užpildyti. Jeigu turit laikrodžių, visokių sieninių ten, ar rankinių, kur nebereikalinga ir seni, gali neveikti, nesvarbu. Puikiai tinkamas Bilaikė kabinomis į sieną, norim padaryti pilną laikrodžių. Atrodo, dabar įspūdingai tikrai, tik įėjus iš karto, wow. Norim pasibaigti sieną irgi. Tai turi kokį nors gražių bokalų, įspūdingai, gražiai atrodančių, arba šiaip tiesiog molinių tvarkingų gražių. Gali duoti irgi, mes paimsim, padėsim kaip dekoracijas. Tas dekoracijas žiauriai puošia ir suteikia daug jaukumo barui. Dabar abu barai tikrai tokie, nu, ateini, kažkokį turi savo veidą, turi savo trauką kažkokią, fainą. Beje, kovas buvo abiem barams visai neblogas. Tai abu barai augo dar truputėlį, tai va dar vis augam, tai noris dar trūksta mums augimui kokį 10 000 bendrų barų apyvartos, kad būtų viskas, taip sakyčiau, kad okei. Nu, yra dar kur pasistengti, ne? Ateikit.